Roll the intro! Šitam epizode mes per 4 valandas! Kalėdos. Jau galima sakyti su artėjančiam šventėm? The holidays are coming. Nu kaip puošimo mano. Gal aš geriau ką nors kitą darysiu. Čia šitas yra 85-ukas, kiek prisimenu. Čia taip kopijuosi? Ne, aš tik inspiruojuosi kaip Kinijos gamintojai. Gaunasi 1,10 m maždaug rogių ilgis. 1,10 m, o žinom, kad 1,10 m yra 110 cm. Puiku, gerai. Išmatavimai padaryti. Eskizas yra, važiuojam į senukų, susirasim visko, ko reikia, kad padarytumėm roges. O tau būna, kad atvažiuoji į senukus ir nežinai, kaip tai padaryti? Rogutės. Nu ir realiai varai. O svario kiek atlaiko, manai? Žiūrėk, laiko šiandien. Aš nežinau ir nežinoti yra ok. Todėl aš keliausiu pas konsultantus ir išsiaiškinsiu, ką geriausia naudoti. Tai roges geriau iš šitos daryti? Dėl rogių tai negaliu atsakyti. Supratau. Jis man patarė šitą, bet sakė, gal geriau fanierą. Tai dar einam aiškiai. Gerai, tai vamzdis netinka. Klijuota mediena netinka, mums lieka fanera. Ką tik grįžom iš senukų, su faneros lakštais esame pasiruošę daryti roges. Tokio ilgio roges, įsivaizduoji? 2 žmonės suaugę laisvai nuo kalno. Mums šitam projekte prireiks suktuko, nes naudosime varžtus, kampinio šlifuoklio, nes pjausime metalą, diskinio pjūklo, nes pjausime didelius faneros lakštus, išcentrinio šlifuoklio, nes ketiname tuos kraštus, kuriuos nupjausime, išlyginti, nulyginti ir taip toliau. Visgi, nepamirškime, apie ką yra šitas projektas. Tai yra viduramžiai versus ateitis. Turim ateities įrankius, bet pasigendam viduramžių. Juos reprezentuos vienas įdomus įrankis, su kuriuo tikriausiai teko susidurti mokykloje. Siaurapjūklis. Mums reikės iš vidurio dalykų išpjauti dalykus. Deja, bet aš neturiu akumuliatorinio siaurapjūklio. O, kad man jį kas nors padovanotų. O! Dovana! Pasižiūrėkime, kas tai galėtų būti. O, wow! Čia yra naujausias Gründer akumuliatorinis siaurapjūklis. Naujas modelis. Aš jau nekantrauju jį išbandyti pačiu laiku, nes mums kaip tik fanerai reikia pjauti siaurapjūklio. Sveiki atvykę į šiokią tokią planavimo dalį. Kad daryti video dar įdomesnį, aš turiu jums pasiūlymą. Aš sugalvojau, ištraukiau šitą iš oro visiškai skaičių, kad roges padarysiu per 4 valandas. Ką tu apie tai manai? Tikrai ne. Super, ačiū už palaikymą. Pradėkite timerį. Šiaip jo, ne kažką. Gal 4 valandas gali būti greitokai praeiti. Čia yra rogių šonas. Čia yra rogių užpakaliukas, čia yra rogių viršus. Dabar mes esam susidomėję šituo. Nešvaistykime laiko. 30. Greičiau užpakaliuką tokį. Geriausi fizikai pasaulyje taip daro. Čia sėdėsiu. Gerai, tęsiam. O! Labai laiku ir vietoj batas. Čia. Man atrodo laikas pjauti. Laikas siaurapjūklį. O! Gerai, bandom vėl. O tu turi daugiau peiliukų? Wow! Praėjo 4 minutės. Ir turim šitą kampą, tai tokiu greičiu. Čia kitas. Siurprizas! Šitie įrankiai dirba daug greičiau, patikimiau ir greičiau, jau sakiau, greičiau. Wow! Su kiekvienu pjovimu man atrodo, kad mes tilpsim į 4 valandas. Žiūrėjom toliau. Kokia šita linija svarbi yra iš tikrųjų.
Man net neramu biški. Kažkokiu būdu nepataikiau į nei vieną liniją. Panašu? Taigi kaip mes penetruosimės į šitų rogių vidinės dalis? Imam medžio grąžtą ir taip jūs jau nuspėjote. Tai ir bus atsakymas, kaip mes pateksime išpjauti vidinės rogių dalis. Štai ir pirma detalė. 3 valandos liko. Operatorius sako, kad aš turėčiau gražiai nusišlifuoti viską ir jisai yra teisus. Geriau. Liko 2 valandos ir 11 minučių su puse. Mes jau esame kitoje rogių pusėje, mums beliko tik pasidaryti jų kopiją. Ar aš jaudinuosi? Taip. Ar mes susitvarkysim? Taip. Ne. Sakei ne? Aš girdėjau. Pamečiau pirštinę, nežinau, kur jinai yra. Kaip matote, veiksmas vyksta, aš noriu jūs truputį apnaujinti. Mums liko 1:30 mūsų laiko, kaip matote, ten kampe jau stovi 2 šonai. Man reikia suprasti, kokio pločio turi būti rogės, nes mes neturim pamatavimų, supratimų ir taip toliau. Geras. Kad šios rogės atlaikytų 2 žmonės, mums jas reikia sujungti kartu. Ramiai! Taip, na va, neilgai trukęs, susitvarkėm. Tikslas yra padaryti 3 arkas, kurios atitinkamai sujungti rogės čia, čia ir gal čia, aš dar nežinau, bet bent jau pasidarom 3. Priekis irgi nėra išspręstas. Vienu žodžiu, laikas bėga, jaunam, darom, aš jūs updatinsiu pakeliui. Ne, jie nėra vienodi. Tikslumas yra mano antras vardas. Tadam! Čia aiškiai galim pamatyti, kad biški trūksta 2 mm. Kaip aš ten sakiau, mano antras vardas. Nepasiteisina, ką kartais, žinai, būna Vėtra, dukra pavadinto flegma. Ir šitie dalykai tuo pačiu ėda laiką ir mums liko 1:05 minutės. Suveršim, suklijuosim ir turėtų būti gerai. Geriau siauresnė skylė negu išsivėpus. Turim skylę, reiškia galim testuoti. Toks. Ai. Svarbu laiku sustoti. Prašau, čia tau. Bam! Man reikia biškį hypo. Kiek liko laiko? 35 minutės. Bet nespėsim laiku. Po 25 minučių kokios bus rogės, tokiam turėsim važiuoti. Lėksim! Wow! 5 minutės. Ai, kodėl 4 valandas? Gal ne 5? Matot? Laiko pilna. Kas dar? Virvė. Bent jau virva gali. Žinai, aš daug darbo iš tikrųjų moku padaryti paskutinę minutę. 15 sekundžių. Taip, iš tikrųjų. Gerai. Rogės yra paruoštos. Trūksta apsaugoti šitas apačias metalo juostom. Trūksta normalaus priekio ir trūksta normalaus viršaus. Einam, išsimėginsim lauke. Jeigu aš nučiuošiu, reiškia viskas yra ekstra ir tai yra įmanoma. Sutariam? Sutariam. Čia aš Linas ir jūs žiūris Jackass su senukais. Nevažiuoja. Va. Kurime. Nagi. Mes galim. Gerai. Geometrinis stabilumas yra, mes viršijam greičio rekordus! Neblogai, galim geriau. Ok, kur jūs ten? Laikas rogas pakelti kitą lygį. Pradedam darbus.
Manau, ką reikėjo įrodyti, kaip ir įrodė. Mane kažką galima sukurti per 4 valandas. Visgi, jum nėra kur skubėti, tai pabaikim rogės iki galo ir tada galėsim tikrai mėgauti. Taip, tai čia yra 2 metrai metalinio begelio, kurį man reikia padalinti per pusę tam, kad galėčiau jį pritaisyti iš apačios rogių. Akiniai, ausinės, kampinis šlifuoklis. Mes pasiruošę. Supjovėm, prisimatuokim, kas čia gaunasi. Mums šitas dalis reikia užlenkti. Ir kažkaip pritvirtinti viską. Ką tik nulaužiau galiuką. Daugiau geležies ir metalo grąžto aš neturiu. Reiškia, mums reikia judėti prie kito darbo, o šitą pabaigsim čia. Ir velnės buvo likusios 3 skylės. Ne visai. Ir čia yra labiausiai smooth priekis, kokį esate matę. Skylę aš išpjoviau, sakykime, tai nebuvo mano švariausia linija. Tai viskas okei. Tik jau jaučiu, kad 11 valandą jėgelės nebe tokios. Rytoj ryte. Let's go. Good night. Hei, labas rytas, vyturėliai. Nereikia čia per daug galvot, geriau varyti roginėti. Rogutin? Jo. Vakar nuėjau miegot galvodamas, kad mano rogės nėra puikiausios. Šiandien galvoju, kad tai nėra iš tikrųjų svarbu. Svarbu yra jas pabaigti. Laikas šlifuoti. Sudedam viską kartu. Na štai, epizodo pabaiga. Turiu jums pasakyti, kad kai kurie projektai gali pasirodyti daug sunkesni iš pirmo žvilgsnio, bet pažadu, su Gründer įrankiais bus daug paprasčiau. O mes susitiksim kitam video ir ant kalno.